Rokai, nežinau, ar sveikinti reikia su lygiosiom, ar gal ir kažkaip ar teisingas rezultatas, ar paliūdėti, kaip viskas susiklosti ir koks jausmas pačiam po rungtynių. Nežinau, vis tiek, kai sunku pasakyti, ar čia dabar liūdėti, ar džiaugtis tuo tašku, vis tiek važiuoji kiekvienas rungtynės laimėti. Tai tas ir turi būti mentalitetas kiekvienas rungtynės laimėti. Tai nežinau, pagal visą gal rungtynių eigą tas taškas nėra blogai, sakyčiau. Pradžia buvo labai gera, įmušėm, po to tas jau Žalgiris pirmam kėliny turbūt buvo, antrą dalį buvo geresnė komanda. Ar sutinki su tuo ir kaip antram kėliny atrodė visas? Jo, sutikčiau. Nežinau, tas įmušėm atrodo tą įvartį ir tada pasėdom šiek tiek ir toks gavosi, kad jie pradėjo kontroliuoti kamuolį ir mes nesugebėdavom jo užkontroliuoti arba pereiti kontratakas. Tai toks gavosi į vieną pusę eismas. Pačiam šitą sportę mūsų danga, viskas čia puikiai pažįstama, daug metų praleista, koks jausmas sugrįžti su kita komanda čia, ar buvo kažkoks, nežinau, jauduliukas gal? Jauduliuko nebuvo, vis tiek tai, kaip ir sakėt, yra pažįstama aplinka, tai man tas toks, nežinau, buvo smagu čia sugrįžti, nes tikrai nemažai metų čia praleidau. Tai... Kaip įvartis nutiko pats, kurį įmušei? Kaip... Nežinau, ten mes išbėgom į kontrataką ir... Tikėjau, kad gali man papasuoti ant antros štangos, tai taip ir įvyko. Labai geras perdavimas, man tiesiog reikėjo nesugadinti tą perdavimą ir įmušti. Dabar laukia labai sunki savaitė, po 2 dienų Panevėžys, po to išvyka į Telšius. Kaip jaučiatės komandoje fiziškai pasiruošę, kaip tą savaitę pasitinka tokia? Ta mes ir dirbam visą prieš sezonį, kad būtume pasiruošę tokiom savaitėm. Tai esam, manau, fiziškai pasiruošę. Ar šiaip kokie lūkesčiai būtent tom rungtynėm, ko iš Panevėžio tikėtis, ko iš Džiugo? Kaip ir sakiau, turi būti toks mentalitetas, kad kiekvienas rungtynės eini kovo dėl pergalės. Tai su Panevėžiu nieko, taip, jie buvo praeitų metų čempionai, bet šiais metais rašoma nauja istorija. Tai eisim kovo dėl pergalės. Vis tik žaidžiam namuose.